Įkvepiam, iškvepiam ir išsitiesinam. Ištiesinam visą nugarą ir atpalaiduojam pečius, nugarą, plaučius ir viską, kas yra mūsų viduje. Tiesiog pajauskim, kad viskas atsipalaiduoja kūnas ir pradeda kūne suktis energija pagal laikrodžio rodyklę. Pajauskite, kaip visas kūnas, visa esybė atsipalaiduoja. Ir atpalaiduokit visas savo mintis. Viską, kas guli jūsų mintyse, širdyje, tiesiog paleiskite. Kaip atrištumėt mazgus ir paleistumėte plaukus. Įsivaizduokit, kad kiekviena mintis kaip užsisukusi kilpa, kuri spaudžia jūsų galvą, jūsų mintis, jūsų struktūras ir ką jums reikia padaryti, tai atleisti, atlaisvinti ir tiesiog viską paleisti žemyn, kad niekas jums netrukdytų gyventi, kad niekas netrukdytų mąstyti, kad niekas netrukdytų jums kvėpuoti ir tiesiog dalyvauti visam procese, nes labai ypatingai svarbu, kaip dalyvauti kaip pilnavertiškai, apie nieką negalvojat, apie nieką tiesiog neturint jokių absoliučiai įsitikinimų ir minčių, nes šitas energetinis laukas turi būti šviesus, baltas ir švarus. Jis turi būti, žinot, kaip ant lygaus lapo arba ant lygaus stiklo turi dėliotis visa informacija, kuri yra viduje ar jumyse. Todėl, kol ateina dar kažkokia tai mintis, ar triukšmas, ar kažkokia tai vidinis dundesys, kaip nerimas, ar kažkoks tai dar dalykas, jisai tiesiog tada užima daug vietos, jisai tada, žinot, kaip griaustinis dunda viduje, ta prasme, jisai dunda ir jums neduoda iki galo, atsiskleisti arba išgirsti būtent save, išgirsti savo virpėjimus, išgirsti savo strategiją, išgirsti savo tas visus energetinius laukus. Nes mums reikia ir mūsų dabar tikslas, ar ne, tos laukus netgi pamatyti, kaip jie, va dabar irgi mums kalbant, jūsų kūnas vis labiau rimsta ir atsiskiria nuo kūno tokie, žinot, kaip būna rodo tokie energetiniai ratai, kaip sluoksniai. Ir pradeda tada jie atsisluoksniuoti ir tada ta energija pradeda vibruoti. Ir tada prasideda jau kaip energetinės ratų tokia integracija su visa aplinka ir visata. Ir mūsų tikslas, kad kuo būtų labiau integruota į tą visą struktūrą, kad pajausti, kurioje vietoje kaip aš esu susijęs arba susiintegravęs į tą visumą. Nes mums svarbu labai tie jutimai ir pojūčiai ir pajautimai, kokio didumo, kaip aš esu toje erdvėje. Ir kuo labiau aš atsipalaiduosiu, kuo labiau aš įsijungsiu į tą visumą ir visatą, tuo bus man lengviau gyventi, mylėti ir priimti viską, kas vyksta mano viduje. Nes daugiau niekur kitur ir nevyksta niekas, tik išskyrus tai, kas vyksta kiekvieno, mano širdyje ir viduje. Todėl, kai mes viduje esam stiprūs, kai viduje esame subalansuoti, sustruktūruoti, mes tada ir esame laimingi, nes mes vis tiek, kaip ten bebūtų, norim būti stiprus, nes rodo, kaip ta stiprybė energetiškai stiprus. Ir ta stiprybė yra kyla iš apačios per kairę pusę į viršų. Ir jeigu dabar matysite, tai jau matom, kaip energija kyla aukštyn ir kyla energija per galvą, per kairę pusę ir kelia aukštyn. Tam, kad jūs susijungtumėt su visata ir visa struktūra, kad jūs kuo labiau išlavintumėte savo intuiciją, išlavintumėte savo
protą, kad protas galėtų būti, žinot, tiesiogiai kaip susietas ar pajungtas su dangumi, su viršumi. Nes tada bus labai lengva, na, žinot, atrasti, žinot, kaip naudojam ChatGPT, kad turėti ten daug variantų atsakymų, tai jums tas atsiras be ChatGPT. Ta prasme, arba tas jūsų energetinis kanalas, na, greičiau nei ChatGPT suras teisingą atsakymą, teisingą variantą, nes jiem gal net nereikės tenai daug tos informacijos laikyti, bet ta teisingoji, tiesioji, ta tiesioginė informacija eis tiesiai į jūs. Tai va, toks yra nu, programos tikslas, kad visą laiką jūsų energetinis kanalas, kuris yra susijęs su dangumi viršumi, būtų tiesiogiai susijęs, jie juokiasi, sako, su ChatGPT, ta prasme, su pačiu išmintingiausiu protu, kuris jums atsakys į jūsų visus klausimus, kokius jūs tik tai turėsite. Jisai bus labai, nusako, labai stipriai pakrautas ir labai stiprus generatorius ir jisai jums tikrai visą informaciją suteiks, kokios jums tik tai reikės. Bet tam, kad jūs būtumėte taip pilna pradžia arba pilna vidurė, jums reikia atsipalaiduoti, rodo vėl į fizinį kūną, kiek jūsų fizinis kūnas pajėgus atpalaiduoti visą kūną, visas mintis, visus savo norus, tiesiog viską paleisti, tiesiog ištirpdinti tokioje visoje lygioj masėje, nes mums reikia ramybės, mums reikia pasitikėjimo, mums reikia, kad mes visą laiką būtumėm tokiam resursai ir laimėje, laimingumo pojūtyje. Ir ta laimė turi būti labai kokybiška, jinai turi būti niekieno nenustelbiama ir neuždengiama. Jinai negali nuo nieko priklausyti, jinai turi būti kaip arba rodo kaip perlas, arba kaip kristalas jūsų struktūrose, jūsų viduje ir jisai turi šviesti labai stipria aukšta liepsna. Todėl mes šiandieną bandysime, jie sako, tą kristalą valyti, šveisti ir stiprinti, nes jau kai kas tikrai matot, nors sakot, kad nematot, bet tai matot tą kristalą ir tą energiją priešais save, kairiai pusėje maždaug, bet ne pačiam viduje, o maždaug, jie sako, 10 žingsnių priekyje. Prasme, jis yra mūsų viduje, tai yra plačiaja prasme. Todėl labai labai gerai, kad jūs jį matot. Ir tai yra mūsų, jis sako, ir išmintis, ir čia yra mūsų gyvenimas. Į jį mes atsiremiam, nes ta energija tiesiog yra mums pavaldi ir mes esam tos energijos dalimi. Ir jeigu mes būsime išmintingi, mes ją naudosimės ir jinai mumis naudosis. Ir mes tiesiog būsim kaip sąjungoje vienas su kitu. Labai gerai ir vis matome, kad vis labiau atsipalaiduoja mūsų kūnas, nes ką tai reiškia, tai vėl jie žiūri molekulinių, ląstelinių lygmenių, nes atrodo jau kaip ir kūnas atsipalaidavęs, bet jeigu ląstelės dar nevirpia to kvantiniu dažniu, kurio mums reikalingas, tai mes dar neskaitom, kad jis yra atpalaiduotas. Dabar pažiūrėkite į galvos sritį, kas vyksta galvoje, ar jau dabar turėtumėte irgi jausti, kai jūsų žievės, smegenų žievėje irgi vyksta impulsai, ir, nes vėl vyksta perprogramavimas, vyksta kaip vėl visos energijos, informacijos atidarimas į viršų. Ta prasme, kai nustato navigaciją, kad jinai gaudytų aukštesniuosius lygius arba aukštesniuosius dažnius. Taip dabar irgi ir mums yra atidarinėjami energetiniai laukai viršuje, tam, kad kuo geriau ir kuo aukštesnis būtų lygmuo pasiektas, kuo labiau mes savo savimi arba savo smegenų struktūromis jaustumėm kitą energetiką ir kitą dvasią. Ta prasme, kad mes visą laiką, juokiasi ir vėl sakau, būtumėm laimingi, kad mes visą laiką mokėtumėm atsidaryti, atsiverti
atsijungti nuo tos, kas vyksta apačioje ir prisijungti prie to, kas vyksta viršuje. Arba dar kitaip sako, žinot, kai būna, rodo kaip kosmonautai, žinot, kai būna, jie turi tokius skafandrus ir liukus, ta prasme, jeigu išeitumėm be ore erdvę, tai tas skafandras yra uždarytas ir jie dabar taip norėtų mums jį atidaryti, kad mes per tą skafandrą išeitumėm aukštyn ir nebijotumėm ir kiltumėm aukštyn, kiek tik tai galime ir būtumėm laimingi toj beorėje erdvėje ir tiesiog nematytumėm nieko aplinkui, tik tai va tą, žinot, tą vaikiškumo džiaugsmą, tą skriejimo pojūtį, tą beorę erdvę, kurioje gali suktis, kiek tik tai nori, kaip ratu sukuosi, kaip žinot, arba jie sako, turite tokias karuselės, kur atsisėdi ir sukasi net aplinkui, taip rodo, kaip suktųsi, žinote, arba būna skalbimo būgnas, rodo, sukasi, arba karuselėje, tu taip sukiesi, taip kaip tas būgnas sukasi aplinkui. Labai gerai. Jie dar vis labiau nori duoti vaizdinių, vaizdų, kad jūs vis labiau ir geriau suvoktumėte, kaip viskas vyksta. O iš tikrųjų energijai nereikia tų vaizdinių, energija sukasi savaime, jinai žino, kaip tai daryti, jinai žino, kaip ją išsilaisvinti iš tos energetikos, kuri yra apačioje, tam, kad pakiltų ir būtų viršuje, aukštai viršuje. Nes mūsų tikslas kuo labiau patempti save ir kuo daugiau ten energijos, žinot, tenai prisirinkti, tenai gauti. Nes vėl, jeigu jausite, dabar mus irgi kelia aukštyn ir iš kitos pusės jau energija leidžiasi žemyn, ta prasme per pakaušį, per kaklą, per nugarą, jau mums duoda energijos kitos rūšies, jau aukštesnėsės energijos. Nes kol mes būnam apačioje, mums negali tos energijos įdėti, mes dar esam, nu, vat, kaip liukas uždaryti, bet jau kai mes nors truputį praverėme to langelio, nors truputį praverėm to liko, jau ta energija mus pasiekė, mūsų visą kūną, visas ląsteles, tam, kad mes labiau mylėtumėm, kad mes galėtume mylėti vienas kitą visą širdimi, visą pajėgumu, visą galybę. Nes kas tai yra? Tai yra tokia energija, kai, žinot, meilės, ką reiškia energija. Meilės energija tai yra taip, kaip būtų užlietų medus. Ar dabar mums lieja taip, kaip būtų, žinot, geltona spalva ir geltona energija ir geltonas medus. Ir visą užlieja medumi. Tam, kad mes turėtumėme tos energijos. Nes jie kažkodėl šiandieną mato, kad mums labiausiai reikia meilės. Nes kažkieno tai indai yra tušti, nepripildyti energijos, meilės energijos, nes mes turim pajausti, kad mes esame mylimi, nes kada esi gamtos dalimi, tu automatiškai žinai, kad tu esi visatos dalimi ir tau kaip ir jau nebereikia tos, žinot, vidinės meilės užpildymo. Bet kol tu pajausi tą visą savo vidumi ir visam struktūroje, kad tu esi to integruota dalimi, tai tas vidus pilnas turi būti kaip pripildytas medaus, pripildytas meilės, kad tu galėtum išsilieti ir išleisti tą energiją, nu taip atpalaiduojančiai į visatą visiems kitiems. Nes kol neturėsi viduje energijos, tu negalėsi, žinot, susijungti su visata. Nes visata yra užpildyta, jinai pilna meilės, pilna energijos. Ir jeigu aš noriu būti toks pats kaip visata, man turi būti tokia pati energijos lygmuo, tokia pati vibracija, toks pats atstumas, toks pats dydis, toks pats gylis, viskas taip pat. Kodėl aš dabar ir esu pripildomas tos tuštumos arba tos energijos, kurioje yra visata, nes mums reikalinga būti energijoje, visatos energijoje. Ir ją vat pamilti, priimti tokia, kokia jinai yra. O jinai yra kaip besąlygiška, jinai tokia yra labai, jie sako, graži, vali ir švelni ir priimta. Jinai tiesiog yra. Ir jeigu aš savo visais vidiniais pojūčiais pajausiu, aš ją jausiu. Ir tiesiog dabar jaučiam, kad mes tampam tos visos
sistemos struktūros dalimi ir mums tiesiog reikia ją pabūti ir pajausti savo vidumi, ką tai reiškia, kai aš esu visata ir visos visatos dalimi išplėsta, dabar rodo energija. Jinai tokia, žinot, reta, pasiskirsčiusi tarp sistemų, struktūrų. Ta prasme, pajauskit tokią energiją savimi. Nes sakyti vidumi negaliu, nes tai yra daugiau išoriniais energetiniais laukais, nes jie išplėtė tos energetinius laukus į išorę, kad mes sutaptumėm su visata, kad mes taptumėm tokie kaip visata. Kodėl? Todėl, kad visata yra harmoninga, joje yra visko, tiek, kiek visko reikia, pavyzdžiui. Rodo visų cheminių medžiagų, cheminių elementų, visko yra tiek, kiek reikia, nei per daug, nei per mažai. Ta prasme, visko užpildyta, kiek reikia. O mes, kai įsijungiam į tą visą struktūrą visatą, mes taip pat tiek pat pasiimam, kiek reikia. Neprisigrobiam per daug, bet pasiimam tiek, kiek reikia. Tai automatiškai vyksta. Nors mūsų prigimtis norėtų daugiau, mūsų visą laiką prigimtis nori visko daugiau. Jis nori vis daugiau meilės, vis daugiau visokių turtų, pinigų, garbės, šlovės, visokių patogumų, malonumų. Jis tiesiog, žinot, pas ją tokia, žinot, tokia yra programa, susirinkti visko, ko tik tai reikia. O visatos programa yra atvirkščiai. Viską paleisti, viską atleisti, viską išsidalinti, išskleisti į kitą pusę, rodo atvirkštinė, viskam viską atiduoti, visiems viską leisti, viską priimti, viską atleisti, viską atleisti. Taip rodo net ir delną, jeigu viena programa būna, kad delnus į vidų, tai kita programa išskleisti viską, delnus atidaryti, atverti, atiduoti ir sako atleisti. Ir visą laiką reikia atleisti. Ir tas žodis atleisti, tai yra ir fiziškai atleisti, ir materialiai atleisti, ir kūniškai, ir dvasiškai, visaip atleisti. Tas atleidimo momentas. Nieko nelaikyti, nes nieko mes neturime savyje. Absoliučiai mes nieko negalim sulaikyti. Mes dažnai norim sulaikyti kažkokią vieną programą, kažkokią tai ar tai pinigų programą, kažkokią tai bet kokią programą. Bet mes nei jokios programos negalim laikyti, nes jos nėra, jinai turi, žinau, kaip yra pastovus dydis, visų programų dydžiai. Ir tiek, kiek yra, tiek yra. Tai tiesiog leisti praeiti pro tą vietą, prasme, laisvai, neįsikimant į nieką absoliučiai. Nes kai tik įsikipsi kažkokį dalyką, kas atsitiks? Aš matysiu tik tą dalyką ir daugiau nieko absoliučiai aplinkui. O jeigu aš atsidarysiu ir atsiversiu, aš matysiu pilnatvę, aš matysiu visumą, aš matysiu, kaip viskas išnyksta. Ta prasme, išnykimo garantas yra toks kaip dvasinis garantas, kad tu esi pasiruošęs viską atleisti. Atleidimoje šiandien kažkaip tai viską atleisti. Taip rodo grinai su rankų pagalba, kad kai tik užsigniaužia kumščiai, kažką laikau. Kai tik tai atskleidžiu, atleidžiu, pasijauskite ir kad jūsų energija taip pat pasikeičia. Kai vėl tik tai užsigniaužiu, vėl, sako, vėl užsidarau, kažką noriu užspausti, užlaikyti, kažką tai išspausti. O tas spaudimas niekam niekur nėra gerai, absoliučiai nieko neturim spausti, absoliučiai nieko spausti, nes spaudžiam patys save, savo struktūrą, savo vidinį pasaulį, save spaudžiam. Nors atrodė kad gal kažką kitą spaudžiu, arba kažkokią kitą programą spaudžiu, kažkokį kitą dalyką, nieko panašaus, aš save spaudžiu. Ir kiek labiau aš į save taip spaudžiu, tuo man tik tai sunkiau, o aš turiu išmokti atbulinį veiksmą, atleisti. Ir tada, sako, viskas pasidarys lengvai ir paprastai ir jums patiems atsileis.
Ir jūs pamatysite, kai viskas išlaisvės, išretės ir viskas įvyks taip, kaip reikės, ta prasme, taip, kaip energetiškai reikės. Nesakom, kad žinot, bus labai lengva ir labai gerai, nieko panašaus, bet bus taip, kaip reikės ir pamatysit, kad visa tai bus perspektyvoje teisingas pasirinkimas, teisingas veiksmas, teisinga linkmė, teisingai vadovausitės būtent savimi, bet reikia atleisti. Ir vėl aš šiandieną, jie man rodo, žinot, kaip delnai yra padėti pas jūs, tai atverkite ir atverkite į viršų. Ir palaikykite ir pamatysite, kaip jie nenori būti atverti į viršų, kai jie vis tiek nori būti užversti ir vis tiek kažko tai prisilaikyti. Ir kaip sunku mums vis tik tai atsidaryti ir atsiverti ir tą atleisti ir priimti taip, kaip yra. Nes, na, tokia mūsų prigimtis. Bet nieko tokio, sako, mes galime, tą prigimtį, na, vėl dirbtinai ir net šiek tiek pakeisti, tiesiog pasitreniruoti ir pabūti toje kitoje energijoje, kitoje visumoje, kitoje plotmėje. Pamatyti, kad nieko neatsitiks, jeigu aš niekam nieko nenuradinėsiu, niekam nevadovausiu, iš nieko nereikalausiu, rodo, to trepet nebus. Tiesiog bus tik tai tokia atsipalaidavimas. Aš įgysiu pats vidinį laisvumą ir atsipalaidavimą. O iš atsipalaidavimo atsės laimė. Vis tiek jie ateis laimė, laimingumo jausmas. Ir kuo labiau atsipalaiduosiu, tuo ta laimė vis bus viduje, vis labiau ir labiau arčiau mano vidinės ašies ir vidinės sūkurio. Todėl dabar irgi jūsų praktika, dabar jie ir laiko, tiesiog atrodo kaip prilaiko tas rankas, kad jūsų neužsidarytų, o laikytųsi atidarytos. Nors vis tiek atrodo pirštai gniaužiasi į save ir vis norisi vis tiek kažkur tai nesaugumo jausmas atsiranda, kad tu nieko negali valdyti ar kažkaip tai į ką nors laikytis. O tu turi visą laiką rankas laikyti atvertas ir atidarytas. Bet taip mes išsipratinam, mūsų fizinis kūnas pripranta, kad aš neturiu nieko laikytis. Ir vėl sako, žinom, kad norisi, jums patogiau, bet pabandykim būti toj nepatogioj pozoj, nepatogioj formoj ir viską atleisti. Ir pamatysit, kai jūsų kūnas automatiškai viską atleis, kai jūsų kūnas pailsės, kai jam nereikės nieko įsitempti ir kažko tai laikyti. Kūnas jums pasakys ačiū, jis duos jums signalą, kad jisai yra kaip patenkintas ir laimingas. Nes pagaliau jis gali būti savimi, gali būti atsipalaidavęs. Mums reikia atpalaiduoti. Gerai, labai dabar gerai viso pavyksta, viskas gerai, matosi, vyksta. Ir sako, jauskit, kad toksai atsiranda tada subtilumas, toksai, žinot, švelnumas ir energija jau matau sukasi viduje. Į prieš tai mačiau išorėje, dabar matau, kai jūsų vidaus organuose viduje sukasi energija pagal laikrodžio rodyklę. Ir jinai yra labai tyki ir rami, jinai balansuojanti, jinai nuraminanti, nuskaidrinanti visus kitus energetinius laukus. Tiesiog dabar tose vyksta ramybė. Sako, pabūkim vieną kokią minutę, to yra ramioj būsime, arba ramiam sukimasi, arba ramiam skambėjime, ramumoj.
Jie sako, pasižiūrėkit dabar į savo vidų, į savo kairę pusę, pažiūrėkit į savo širdies plotą, kas vyksta širdyje, ar viskas ramu, ar dar širdis, sako, kraujuoja, ar ten vyksta kažkokia tai kova ir dvikova, ar vyksta kažkoks vidinis konfliktas, vidinė kažkokia tai strategija, kuri neduoda vis tiek ramybės. Jeigu vyksta, sako, kova ir dvikova, net ir rodo, kad ir yra širdis kaip iš kairės ir dešinės pusės, kaip pertvara yra ir kairė ir dešinė pusė. Jūs turite, kaip jie rodo, įvesti kaip taisyklę, kad visą laiką būsit, bet jeigu žiūrėkit dabar į širdį, savo širdį, ar ne, širdis yra kairėje pusė, širdis dešinėje rodo. Jie rodo, kad visą laiką laikykitės kairės pusės. Tai prasme rodo, bet pamatykit savo širdies kairę pusę ir pamatykit, kaip dabar ta kairė pusė pripildoma baltos šviesos ir baltos energijos. Dabar labai labai stipriai užlieja kairę pusę, balta šviesa ir balta energija, visą kairę pusę. Kodėl? Todėl, kad jūs turite jam nuraminti, jūs turite, atrodo, padengti baltą šviesą ar baltą švarą. Labai gerai. Tiesiog labai stipri energija. Kad visa energija pereitų per visą jūsų fizinį kūną. Nes mes turime išsivalyti, mes turime išsiskaidrinti, mes turime išsikuopti viskas, žinot, skaudulius, visus pūlius, viską, kas yra, net, sako, pūliuoja. Net dabar irgi rodo, širdį kraujuoja, pūliuoja ir širdį skauda. Širdis serga, širdis ligota, širdį reikia gydyti. Širdis labai traumuota. Mes turim širdį susitvarkyti. Suklijuoti, jie rodo, sutaisyti, sulopyti, išvalyti. Pirmiausia, tai yra valymo procesas. Visą išvalyti. Nes žinot, kai yra žaizda, ją reikia išvalyti. Visą purvą, visas, tai žinot, nešvarumus, tas sankaupas rodo. Tiesiog, žinot, kaip būna, kaip skalpeliu arba kaip kažkokia lopetėlė, viską gramdo, išvalo. Viską išvalo į kairę pusę, į šalinę pusę kairės, kad nieko neliktų. Nes jeigu širdyje bus skausmo, bus sutemų, energija negalės boksuoti, ta prasme, jinai negalės tekėti taip, kaip gali jinai tekėti, kokį turi jinai potencialą. Tai dabar viskas vyksta išvalymas. Gali mausti, gali šiek tiek skaudėti. Bet tiesiog leiskim visą tam procesui praeiti, tiesiog leiskim pratekėti, kad nieko neliktų, kad niekas tenai nestovėtų.
Mhm. Mhm. Dabar jie sako, užsiuvama širdis. Dabar jau ta vieta, kur išvalyta, matau, ir jie ir sako, užsiuvama, kad užgytų žaizda, kad būtų, nu, vat, geriau, kad būtų tuštuma negu žaizda. Mhm. Gerai, gerai, gerai. Dabar gali pasijausti, kai atsiranda daugiau vietos, daugiau erdvės ir noras išsities, noras truputį vėl um, pajudėti. Ir dabar energija yra jau ties stuburu. Jeigu pajausit, tai energija eina iš pačio stuburo apačios, stuburo kyla aukštyn ir tai kyla per stuburą, per pečius, per nugarą ir kyla aukštyn virš galvos. Ir dabar kiekviena iš jūsų pamatykit, kaip energija sukamaisiais ratais kyla aukštyn. Kyla, 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 kyla aukštyn. Iki pat dangaus. Labai gerai. Energija jau išskriejo, nes jinai nori skraidyti, nori kilti. Jinai nenori tam fiziniam lygmenyje ilgai užsibūti, tai nori, kad jūs visą laiką būtumėte antrame aukšte. Būtumėte bent jau antrame aukšte. Kas galit, kas baigė, galit skristi ir į 9 aukštą. Jūs žinot, kaip tą daryti. Jūs turite tiesiog matyti arba liftą, arba vėl spiralę. Ir tiesiog važiuoja 3, 4, 5, 6, 7. Gal kažkam ir labai geriau jau bus ir 7. O kai kas gali skrieti ir į 9. Šitie 9 lygmuo, 9 aukštas yra jūsų kaip jūsų nu, kad, nu, parengti, ta prasme, laukia mūsų. Ką mes veiksim 9 aukšte, jie sako, šachmatai žaisim. Arba gaudynės, arba dar kažką sugalvosim, ką daryti. Svarbiausia, kad jūsų visa energija būtų nukreipta į 9 aukštą. Kad jūs savimi pajaustumėte, koks skirtumas būti 1, 2 ar 9 aukšte. Nes 9 aukštas yra gydoma. 9 aukštas yra gyduolių lygmuo. Ir jie klausia kiekvieno, ką jūs šiandien norėtumėte gydyti. Ar norit gydyti save, ar norit gydyti kažką tai jau kito. Jeigu norit gydyti save, jie taip parodo, kad tada energiją turite bet iš 9 aukšto tiesiog per smegenų struktūras nuleisti į save. Tiesiog pajausti, kai energijos tiesiog iš 9 aukšto per pakaušį, per viršūgalvį, vienos eis energijos atrodo, per pakaušį, o nors kaip krenta energija, atrodo, į vieną tašką, bet pasiskirsto viena per nugarinę dalį, o kita per priekinę, per veido dalį. Ir iš karto ta energija užpildo. Galite net matyti, atrodo, kaip žmogus priešais jūsų stovėtų. Tai man rodo, kaip tiesiog per pakaušį, kaip nugarinės rankas, rankų pusės, per pečius eina energija, per vieną pusę, per kitą pusę, per sėdmenis, per šlaunis, per blauzdas, per kojas. Tiesiog energija visa taip nusileidžia. Ir ką jinai daro, jisai, sako, sušildo ir perduoda dvasinę energetinę informaciją. Jūs taip gaunate energijos informaciją, kaip reikia pasveikti. Ta prasme, tai tas pats kaip energetinė srovė, kuri, jis sako, viską užtaiso, užpildo,
užšvarina, užlygina tam, kad jūs turėtumėte vėl jėgų fiziniam lygmenyje. Ir dabar lygiai tas pats, jie rodo, kaip energija eina per priekinę kūno dalį, tai lygiai tas pats tik eina per veidą, per priekinę kaklo pusę, per krūtinę, per, tą žinot, kur delnu atverstas vidinės rankas, per pilvą, per šlaunis, priekinės dalis, blauzdas, per kojų pirštus ir energija išeina. Ir jūs jau vėl galite labiau pajausti ir šilumos, ir šviesos, ir atsipalaidavimo, ir linksmumo, nes kas atsitinka, tai jūsų fizinis kūnas įgauna tokio, žinot, minkštumo. Tokio minkštumo, skanumo, saugumo. Labai gerai. Ir gali būti karšta visame kūne, nes ta vėl gydanti energija, jinai sklinda, žinot, jinai praėjo, bet jinai paliko impulsą ir ta prasme tas impulsas, ta informacija toliau sklinda jūsų organais, jūsų vidumi. Jinai kaip yra, jinai ta energijos šviesa praėjo, bet jinai neišėjo, ta prasme, jinai paliko informacinį pėdsaką jūsų viduje. Ir dabar ta tas informacinis pėdsakas, jie taip sako, visą jūsų vidų, visą krūtinę užpildo. Dabar galite pajausti karštį krūtinėje, nes energija sukasi jūsų krūtinėje, širdies plote, širdies viduje. Kodėl? Tam, kad jūs vėl būtumėte stipresni, kad jūs būtumėte vėl tokie švelnesni savo, kad labiau priimtumėte save. Nes dažnai mes, jie rodo, nemylim savęs, mes per daug atšiaurų savo ir dėl to mes kenčia mūsų kūnas, kenčia mūsų aplinka. Turim labiau priimti, mylėti, leisti savo daugiau pailsėti, neskubėti, nedaryti staigių greitų judesių, kažkokių impulsų. Viskas, jie sako, kad taip kaip gamtoje viskas plaukia, žinot, harmoningai ir tyliai, taip ir mūsų visas gyvenimas iš tikrųjų turėtų taip plaukti, visas mūsų judesiai turėtų plaukti, visa aplinka, viskas turėtų vykti taip harmoningai. Ir mes turėtume būti toj harmonijos dalimi. Ir jei mes būsim tos harmonijos dalimi, mes tada būsim laimingi. Ir aplinka aplink mus bus laiminga, nes visi būsim harmoningi. Ir mes visi taip siekiam, kad kiekviena tas sielos dalelė, ląstelė būtų tokioje kaip palaimo ir harmonijoje, visumoje, visatoje, apimančioje, visoje tokioje išsiplėtusioje struktūroje. Ir dabar irgi rodo, kad jūsų visų energetiniai laukai išsiplėtė į visas pusės. Ir vėl rodo, atverkit delnus į viršų ir pajauskit atsipalaidavimą, priėmimą, atleidimą, visą tai, kad vyksta natūraliai. Ir kad, sako, tie delnai dažniau būtų atverti, atleisti, negu užversti ir įsikabinę į kažką. Dabar jau jie rodo, kad tikrai jūsų organizmai yra atpalaiduoti ir laimingi. Dabar iš tikrųjų jau energija eina plačiu diapazonu, plačiu ratu. Ir dabar jau ir skambėjimas atsiranda. Labai gerai.
Ir sako, va taip žmogus turėtų ir gyventi. Va tokioj, nu, būsenoj, tokioj состояние būsena. Kai jisai viduje yra nusiraminęs, žinot, kaip žolė rodo. Ramus, ramus, kaip žolė. Va toksai yra, sako, tas dvasinis lygmuo žolės. Kodėl žolės? Todėl, kad jeigu dabar matytumėt prieš save žolę, jūs pamatytumėte jos tą stiebelį, to žolės stiebelį, pajaustumėte to žolės stiebelį savo viduje, pamatytumėt, kaip viskas viduje. Dabar pabandykit pajausti savo vidumi tą žolės stiebelį. Ir pamatysite, kad tas stiebelis ir jūsų vidinė dabar būsena yra tokia pati. Jis yra labai jautri, subtili, energetiškai labai subtili. Jis gali jausti kiekvieną krustelėjimą, kiekvieną įsisukimą, kiekvieną augimo tą tarpuką arba augimo laipsnį. Taip ir mūsų viduje, mūsų siela visą laiką pasiruošus auga, didėti, stiprėti, bet iš karto jinai ir virpėt. Suprantat, mūsų augimas priklauso ne nuo greičio ir nuo dydžio, o nuo to vidinio subtilumo ir vidinio pasaulio, to struktūros susistatymo, kristalizavimo. Kiek aš tampu vidumi jautrus savimi, pats sau jautrus. Kiek aš išgyvenu to jautrumo. To pasaulis yra vidinis struktūriškesnis, stipresnis, saugesnis. Nes aš tada save labiau ir geriau suprantu. Tai yra vėl rodo, žinot, bet iš pradžių buvo atrodė žalytė, o dabar atrodė tokia stipri energija viduje atsiranda. Tokia kaip jie sako, kaip armatūra, tokia kieta. Dėl to, kad sukristalizuojasi iš visų energijų, sustiprėja, susirenka visos savo geriausios energetinės savybės mano viduje ir tada aš tampu energetiškai stiprus. O tada ir vėl jau šalutinis poveikis yra laimingumo pojūtis, laimingumas vidumi. Jis nėra toksai, kad, žinot, norėtųsi šokti, dainuoti ar bėgti. Jis yra labai koncentruotas, kaip, žinot, kai konkorėžio lašas, kai konkorėžis yra stiprius, joje labai slypi stipri didelė jėga, energija. Ir būtent sako, jinai nėra nenugalima. Labai gerai jaučiat, labai gerai visos jaučia tą koncentraciją, labai gerai. Ir dabar pasižiūrėkime, vis tiek rodo tai, ką rodė pradžioje, priekyje. Priekyje vėl rodo švytintį kristalą, baltą kristalą, kuris yra į priekį mūsų. Jie, man atrodo, tai netoli, bet jie sako 10 žingsnių priešais mus. Ir pamatykite dabar tą šviesiantį kristalą. Tas kristalas kyla aukštyn ir jūs kylat kartu su juo aukštyn, su tuo kristalu. Pamatykit, kaip tą kristalą atrodytų, kai neštumėte ant rankų. Žinot, kai būna fėjos skrenda ant rankų laikydamos kristalą ir jūs taip skrendate, kaip laikytumėt kristalą. Tas kristalas, kaip, žinot, kaip šviesulys ar švyturys, rodantis kelią. O mūsų energija, siela skrieja paskui jį. Ir kuo tas kristalas yra stipresnis, didesnis, tuo mano siela skrieja greičiau.
Jinai skrieja, sako, į amžinybę, į ten, kur yra amžina energija, amžina šviesa, amžina amžinybė. Ir ta amžinybė yra ant tiek šviesi, didelė ir kristalizuota, kad jinai ištirpsta, išlieja, įsilieja į ją. Ir dabar pajauskite tą amžinybę savo viduje, savo struktūrose, savo viduje. Kas yra amžina? Sako, opozicija laikina. Ir pamatykite, parodo vienas sluoksnis yra, kas yra amžina, taip žinot, kaip būtų virš tokia balta energija. Ir po to kita pačia energija, tas, kas viskas yra laikina. Tai yra priešingi poliai. Amžinybė ir laikina. Ir kaip sako, kaip paradoksaliai netrodytų, tą laikinumą aš noriu pagauti ir suspausti ir laikyti. O amžinumą paleisti. O sako, turėtų būti atvirkščiai. Amžinumas spaust, o laikinumą paleist. Ir sako, tada apsivers realybė, apsivers realybės pajautimas ir pojūtis. Ir sako, jūs būsite dar, man rodo, 25 arba 50 laipsnių laimingesni negu dabar. Net gal ir 100% laimingesni, kai kas net 100 rodo. Laimingesni, jeigu mes apvarstume visą pasaulio suvokimą arba pasaulio tą pajautimą, tą norą laikyti vieną, paleisti kitą. Ir mes, sako, suprantam, kad taip daroma ne iškart, bet ar parodė tą algoritmą, ką reikėtų daryti, kaip apversti visą tą suvokimą realybės. Jie sako panašiai kaip šachmatų lentoj, kad reikia iš juodo pereiti į baltą, iš balto į juodą. Persisukt, persiverst į kitą pusę. Daugelis pajutot, ką tai reiškia. Ir vėl pajauskit, kas vyksta jūsų viduje, jūsų struktūrose. Jie girdi klausimą, kaip įsikabinti į tą amžinybę. Sako, labai geras klausimas. Sako, bet pirmą gal išmokyt paleisti tai, ko nereikia laikytis. Ir sako, automatiškai tada ateis tas, kas turi būti, kas turi ateiti į jūsų struktūras vidus, automatiškai įsilies. Nereikia nieko iš tikrųjų laikytis, reikia tik tai išmokti paleisti tai, ko nereikia laikytis, o energija automatiškai jinai užpildys, tiesiog suprantat, rodo tai, kai atleisim, atsiras erdvės ir vietos, kam viduje, kam užpildyti mus, ta viršutinė energija automatiškai bus mūsų viduje. Jos net nereikia nei kviesti, nei prašyti, jinai automatiškai yra. Tik tai tas, kad aš nepalieku jai vietos, aš nepadarau tai amžinybei tos vietos. Man atrodo, kad yra svarbesni ten dalykai, reikalai, kuriuo aš turiu ten laikyti arba prisiminti, arba būti svarbus, arba būti reikšmingas, arba būti ten kažkoks drąsus, ar dar kažkoks tai reikalingas kažkur. Kai viso šito nebeliks, tai atsiras, sako,
ta švara, šviesa ir energija, kuri tiesiog skros kiaurai jūs. Nu, tiesiog pripildys, prisijungs ir bus jumise, jūsų viduje, jumimis, va taip jumise, jumimis. Nes jūs ir būsite amžina energija, amžina šviesa, viena ir ta pati. Dabar irgi leidžia pajausti, kas tai yra. Ir per jūsų vidų, per jūsų visą fizinį kūną eina ta energija, amžinybės energija, amžinoji šviesa, amžinoji šviesa, amžinoji šviesa, amžinoji šviesa, va taip rodo, kad eina per jūs. Nes jums daugiau dabar šiuo metu, šią sekundę nieko nereikia. Ir tada jis sako, yra vietos, yra erdvės. Ir sako, aišku, jinai dabar kol kas laikinai, bet dabar labai stipriai eina energija. Kiaurai eina. Labai gerai, labai visas jaučiat. Ir tai labai nuostabu ir labai gerai. Dar palikim tą energiją, nors jie ir sako, kad jau gal kažkas nerimauja, bet dar tegul teka. Tiesiog leiskim jai tekėti. Nes kuo daugiau turėsim tos energijos, tuo mums vėl bus lengviau, paprasčiau. Nes sako, mesgi vis tik nori būti laimingi. O laimė ir yra, supratau, va, kaip rodo amžinybės dalis, ta prasme, tos pačios struktūros dalis. Todėl, kuo stipresnė ta struktūra, tuo yra geriau. Tikrai pasiektas, sako, labai aukštas energetinis lygis, jūs galite jausti per save, savimi. Mes esam tiesiog laimingi, kad jūs ją jaučiate. Kad jinai gali būti jumise, kad jūs gali valdyti, kad jūs galite būti kaip ir valdomi tos energijos. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Palaiduojam pečius, nugarą, palaiduojam. Jie sako, priimam tą energiją, kaip žinot, kaip būti, kaip gyvenimo dalį arba gyvenimo, arba savo dalies, gyvenimo dalies, kuri nėra kažkokia kitokia arba kažkas kito, kad tai yra kaip savastis. Nežinau, kaip duotybė ar dalis gyvenimo. Jis sako, jūs jau dabar nebūsite tokie, kokie buvot. Jau jūs nebegalėsit grįžti atgal. Jūs jau vis tiek būsite tos energijos pažymėti, ar sako, ar paliesti.
arba bučiuoti, nežinau, kaip juokiasi. Ir tiesiog, jau, žinot, kaip sako, viena koja amžinybei. Amžinoj toj amžinybei, tai toj amžinoj šiltoj energijoje, amžinoj šviesoj. Labai stipri energija, labai stiprus pabučiavimas, jie sako, stiprus prisilietimas prie tos energijos. Dėl ko? Dėl to, kad pilnai pavyko atsidaryti, atsiverti ir įsilieti, įsijungti į tą energiją savo vidumi. Dėl to, kuo mes labiau prisijungiam, kuo labiau atsipalaiduojam, kuo labiau atsiveriam, tuo daugiau energijos įteka į mus, tuo labiau mes jaučiam tą amžinybę, tuo labiau mes jaučiame tą energiją savimi. Todėl labai svarbu, kad kiekvieną kartą vis labiau ir labiau stiprinti save, savo kūną, savo vidinį pasaulį ir savo artėjimą su savimi. Todėl šiam kartui tiek. Ir tai labai daug šiandien, sako, jeigu matuotume mastelės, tai, toks, nežinau, metras lygmuo, ta prasme, jeigu va tai pamatavus, rodo, viršuje metras lygmuo, labai labai aukštai. Tai labai džiaugiamės, lenkiamės iki dangaus ir atsisveikinam iki kito karto. Sudie.